Vos atvykę į Dalgėdų sodybą lekiame plautis rankų ir formuoti duonos kepalėlių. Pečius iškūrentas, tešla paruošta, tad reikia skubėti, kol krosnis netaušo. Duosim Donytę, kiekvieną savo kepaliuką formuosit, glostot, prie Donytės prieinat su meile, gražiai. Prašom, prašom, prašom. Taip, reikia padaryti. Darbas neįprastas, bet malonus, o ir fantazijos niekas neriboja, nes gali formuoti tokį duonos kepalėlį, kokio tik širdis geidžia. Svarbiausia ant vieno kepalėlio nepamiršti išspausti kryžiaus, kad namuose niekada netrūktų duonos. Na, o kai duonelė jau pašauta į krosnį, sėdame klausytis pasakojimų, kokį kelią duona nukeliauja, kol patenka ant mūsų stalo. Ta duonelė keliaudavo visus metus ant mūsų stalo. Tai kada rugeliai yra sėjami? Kas? Rugsėjai, teisingai vaikai žino, teisingai. O kada pjaunami? Rugpjūtį pjovė su pjautuvais. Vėliau jau po to vyrai kirsdavo su dalgiais, bet pirmas darbas buvo su pjautuvu. Gražiai pasilenkė į saują, saują po saujos ir į pėdą. Tas kombainas dabar vadinamas, va taip atrodė. Taip, vaikai? Spragelas, teisingai, spragelas. Vyrai sustoja vieni prieš kitus ir pagal kažkokį taktą, pagal kažkokią dainelę, plakdami išplakė tą grūdelį iš varpos. Malė su girnom, va tokiom va rankom. Rankom suko malė, va grūdelis pylė. Į vidų va čia va ir malam va. Tai būdavo vaikam užduotis, reikėdavo primalt 2 kibirus miltų. Va, patys gražiausi grūdeliai krenta va čia arti girnų, o jau šiukšlytės biski irgi lengvesni krenta toliau. O patys švariausi čia į vietoje va. Dabar laikai kiti. Duona ant mūsų stalo dažniausiai atkeliauja tiesiai iš parduotuvės. Tačiau pasiryžę paskanauti pačių keptos duonos, užsirašykite sodybos šeimininkės receptą. Už vakarą užraugiam, tai reiškia, sakykime, mano dabartis yra norma, 1 kibiras miltų, 1 kibiras vandens. Užraugiau per naktį. Kalba duonytė, pukši, puk, jinai jau, reiškia, rūksta, jau viskas tvarkoj. Ryte atminkiau, reiškia, vėl dar kibirą miltų ir atminkiau ir leidau pakilti. Kiek mes neišgraibėm su rankutėm, dabar pilam vandenuką. Paskleidžiam tą raugą visą, kuris yra, išmaišom. Išmaišom šitą raugą ir dabar pilsim miltus. Rūgštelę jau jaučiat visi, ko gero, ne? Dabar pilam miltus ir maišom. Su duonos gaminimu jau susipažinome. Toje pačioje krosnėje keptos duonos jau paragavome, atsigaivinome iš čia keptos duonos pagamintos giros, tačiau iki iškeps mūsų rankomis nuglostytą duonelę dar yra laiko. Kita šios sodybos šeimininkė 84 senolė mielai rodo smalsuoliams, kokį kelią nueina linas, kol iš jo gimsta įmantriausių raštų drobės. Ne tik rodo, bet ir patiems pabandyti leidžia. Su šita laikyk, aš su šita taisyk. Ir juodik taip va. Viena. Juodik. Čia nepataisoma. Toliau persėdame prie staklių ir su daina, siūlelis po siūlelio mokomės austi. Šiaudiklėlę dailiai šaunu, siūlo neužgaunu. Pykšt, pokšt, klepu. Kaip išausiu ir parduosiu pinigų sau gaut. Na ir pagaliau tai, ko šitiek laukiame. Iš pečiaus ant stalo keliauja karšti mūsų keptos duonos kepalėliai. Tiesa, ką tik iškeptos duonos ragauti nerekomenduojama, tad visi skubame ieškoti savų kepalėlių, kad galėtumėme juos parsivežti namo.